Labas rytas. Šiandien vaizdas gražesnis. Kažkaip aš čia susirokavau su kamerom. Šiandien bus 5. maudynių diena. Oras darosi toks, kokiu šiaip neįtų žmonės maudytis. Šlapia, +2 laipsniai. Kažką lengvo tokio gal ir drebė iš dangaus, nors gal ir nedrebė dabar. Nu, bet mes čia, bet kokiu oru. Šiandien mes ką turim dar? Labas rytas. Mindaugas atėjo. Atėjo. Ir Tadas čia kaip buvęs. Taip. Tavęs mačiau pasigėdo žmonės. Nemačiau, kur ten. Pasigėdo. O kurioje vietoje buvo? YouTube. YouTube komentaruose? Skaičiau, niekur nemačiau, apgavai mane. Kur buvai? Maudžiausi kitose ketėse. Taip, patvirtinu. Siuntė video, kaip įrodymus, matėm. Tas tada bendravimas su šuniu, tai daug ką stebina, kai pirmą kartą pamato. Įsigąsta, nes žmonės. Nu, kad ten nelabai klauso tas šuo. Labas. Ateik. Pasirakim. Čia dar vaikai ką? Kas buvo? Urkstelė. Pasakė, ribas nubrėžė, taip sakant. Ronė atvažiavę dirba prie ežero online. Šortukai, kojinės, dar šortukai, rankšluostis. Čia radinukai po naktinių maudynių tikriausiai. Čia buvo daug žmonių, čia būna trisikus palieka, kojinės palieka. Jeigu daugiau šalčio, tai daug daugiau visko palieka. Čia jau patikrintas dalykas. Labas rytas. Čia Antakalnio ekipažas, taip? Jo. Labas rytas. Labas rytas. Ketė dar vis atrodo visai gražiai. Tie ledai įrėmina. Kaip ir tvorelė tokia gaunasi. Gintaro tetulom linkėjimai. Tetulom. Irena, Marytė, Janina ir Zofija. Nu, kitą kartą kviečiam bent pažiūrėti ateiti. Ate antytės, eketė mūsų. 5. Ko sėdė ant sofos? Atvaryk pas mus. Ant sofos patogu? Nežinau, bet čia faina. Paimk už rankos, ateisiu nuo sofos. Super. Super duper. Vakar laidoj, kur kalbėjau, tai profesorius nepasakytų, kad nuo sofos ateikite čia. Profesorius pasakytų, kad jūs ant sofos ir likit. Sako, pavojinga yra, kur karštis virš kem 2 ir kur vėsiau, ten jau žmogui nereikia. Nu, tai taip išeina, kad ant sofos tik tai reikia. Gerai. Labai gerai. Super. Geros nuotaikos užtaisas. Kaip sakau, norėjimas neišprotė, žinai, su 3 vaikais namuose. Ir kaimynė, man ta kaimynė jo. Superinė. Čia pasirodo mano kaimynės. Balsiečiai čia susirinkę maudosi. Labai gerai. Arti kaiminystė. Per tos 7 metus čia tiek prišnekėjau, kad... Ne 7 metus. 7, nu? Ne, mažiau. Nu gerai, 6 tai būna, dabar 7 metai eina. Nors realiai buvo naktinės maudynės ir buvo metai, kai aš nustojau vartoti alkoholį. Tai jau dabar 7 metai praėjo. Tai turbūt 7, reikia to pažiūrėti. Nebus 7. Nebus. Nu gerai, nebus tai nebus. Supratau, kad be to gerai gyventi. Tu ką supratai, kai nustoja gerti alkoholį? Oi, kad gyvenimas visai kitoks gali būti. Labai įdomus. Ir be alkoholio. Čia kažkokie sektantai susirinkę. Sektantai? Jo. Tas negeria, tas negeria. Man dar biški reikia iki kad patekčiau į jūsų gretas pilnai. Aš mėgstu vyną dar biški kartais pagurkšnot. Gerai, šitą iškirpsiu. Nekirpk šitą. Gerai, nekirpsiu šitą. Žmogus auga tada, kai stumia save iš komforto zonos.
Tai visada gera augti dėl to, kad kartais žmonės galvoja, kad brangiai kainuoja, reikia daug laiko, kad augtum, investuoti save, reikia daug energijos, daug laiko, kartais pinigų, o iš tikrųjų tokie labai paprasti dalykai, kaip, nežinau, įsidėti rutiną, atsikėlimą anksčiau, prabėgimą kažkokį, lindimą į ežerą, tai čia yra tas tikrasis nemokamas ir labai organiškas augimas. Neiškirpsi? Ne, įdėsi. Šitą įdėsi. Kaip ir Mindaugas sakė, o jetau, čia einam, ką čia prikalbėsi. Viskas yra čia puikiai, labai gerai. Ateikit, išbandykit, pamatysit, kad tikrai gerai. Taigi šalta. Šalta, tai aišku šalta, nu tai praeina tas šaltis, va, dabar nešalta. Trečias sezonas, tai bus faina vėl. Čia būsimas lakūnas, jūs kažkada jūs skraidins su Rainieru? Galbūt. Ne, galbūt ne su Rainieru, su ką nors prašmatniau. Kaip tu? Oi, puikiai. Šį rytą galvoju ir važiuoju, atskaičiau knygą Wim Hofo ir galvoju atsisakyti gyvenime tiek malonumo dėl kelių minučių diskomforto, tai yra nuodėmė. Tai tu šiandien nenadėmingas? Ne. Ir geros dienos visiems. Nu, Roberta pašnekėt moka, nu visi čia moka, įsikvėpia tokios kažkokio euforijos. Daug kas sako, čia tas nemokamai, aš irgi tai sakau, nieko nekainuoja, atvykit. Tai kaip geriau pagalvoju, tai kainuoja ir kainuoja labai daug. Kainuoja valios pastangų, o neretai tai pats sunkiausia kaina. Turi mokėti, nes turi pats kažką daryti. Pinigai tai tik tai ką, smokėjai, čing, viskas. O čia tu turi kažką daryti. Atsikelt, atvažiuot, ateit, nusirengti, lipt. Kai, jeigu dar vėlgi koks tas oras, jeigu ten žvarbus oras, tai turi tada taip skandęs dantis per nenoriu daryti. Pats sunkiausias darimas yra, kai nenori, per nenoriu. Bet paskui mūsų laukia... Kas mūsų laukia? Sausainukai. Ilgas stalas. Grįžtant prie upės stebėjimo, tai orai va tokie nusimato. Gal geriau čia įmesiu lentelę, bet matot, kokios pliurzos žada. Dabar aš kaip orų berniukas pabūsiu. Žada lietų ir pliusą. Na, aišku, ten kas vasario bus pradžiai, ties +7 nežinerija bus, bet pliusiuko šiaip dabar žada kiekvieną dieną. Tai tiesiog, irgi man tai čia priminimas yra, kad kiekvieną šitą iššūkį mes sutinkam pavasarį, nes mes maudamės iki vasario 17 ten maždaug, paskui Trakuose plaukimas būna jau kovo 2, kalendorinį pavasarį, bet tuo pačiu per šitą mėnesį įvyksta ir tas toks atšilimas, jau pradeda kažkaip liktis ir paukščiukai kažkaip čiulbėti, jau kažkaip ir saulės daugiau pradeda darytis, nu tokia nuotaika pavasarinė darosi. Tai aš tos ledus kur stebiu. Gerai, dar įklijuosiu dabar kadrą, nuvažiuosiu, aš vis tiek važiuosiu pratę namo, sustosiu pažiūrėti, kaip ten atrodo upė, tai ten paskui pratęsiu šitą video. Bet jeigu bus šita temperatūra, kuri dabar yra žadama, tai tikėtina, kad ledai taip kažkaip gražiai ištirps ir nueis, ir nebus gal tokio kažkokio tai stipraus jų nešimo. Dabar čia kažkas irgi taip lengvai plaukia, neaišku, ar ne ten jos kažkaip tai, jie yra, tirpsta kažkaip, ar čia kažkokie tai formuojasi kiti. Tikriausiai ten po truputį plauna juos ir kažkaip jie išplauks. Keliaujam į Oškinius, link Balsių, ten pažiūrėsim kaip upė. Nes žinau, kad nuo Nemenčinės ten jau kaip ir nėra ledo. Iki Nemenčinės yra ledas, nuo Oškinių iki Nemenčinės. Tai čia apie 15 km upė yra užšalus. Tai keliamės prie užšalusios upės. Nu, šiandiengi miestą traktoriai užima keliom dienom. Sugužėjo į Vilnių. Tai būkite atidūs, gatvėse dabar užkišta gali būti viena ar kita vieta. Kaip supratau, centras tai ten konkrečiai užkištas. Bijau ir važiuoti iš tikrųjų. Nu, buvau prie namuko, ten kažkaip pravažiavau viską. Bet pats centras... Dar dabar turbūt pildosi. Tai traktoriai dar matau iš galo atvažiuoja, kiek dar čia atvažiuoja. Tai labai įdomu, kaip čia bus. Nes girdėjau, kad leista 500 traktorių būtų, o ten žada jų apie 800 būtų. Tai kaip čia tas konvertuosis į kur, į ką, tai įdomu bus pamatyti. Bet turbūt žiniasklaida parodys. Čia viskas stovi, tebe stovi ledai, bet yra pokyčių, yra praplautas gerokai va toks vat tarpeklis, salelė tokia. Aš čia buvau prieš prieš savaitę ir čia atrodė viskas gerokai žemiškiau ir buvo viskas sustingę. Nerealiai gražu. Balta, saulė šviečia.
Upė garuoja. Gerai, negaruoja, o pusto, čia pūga pusto. Šiandien yra sausio 16. Tai vat, vakar buvo 15, šiandien 16, maudynės 18. Dar porą dienų iki naktinių maudynių. Gaila nepasėmiau drono, būtų gražu pakilti irgi pasižiūrėti. Tai kol kas viskas labai sėkmingai juda, sakyčiau, gražiai tirpsta. Tikiuosi, kad taip ir laikysis palengva, taip nutekės ir nepridarys kažkokios tai žalos namukui ant vandens. Kol kas vėl tiek, iki rytojaus, rytoj 9 val. Prie Žaliųjų ežerų. Bet kokiu oru, kad ir lis, kad ir pliurzos, kad ir kaip nesinorės, bet padarom taip. Nu, bet jau aš padarysiu, kviečiu tave irgi iškeisti dušą ar kažkokį tai artimesnį vandens telkinį, iškeisti į bendruomenę, į Žaliųjų ežerų Vilniaus eketę ir įsimaudom kartu. Iki ryto.